situacija. Nežinau, ar dabar taip yra, bet anksčiau pas mane buvo taip. Mano auklėtoja buvo lenkų mokytoja ir ateina jos pamoka ir mes pradedam kalbėti apie viską, tik ne apie jos dalyką. Apie artėjančias ekskursijas, apie artėjančias šventės, apie kažkokius susirinkimus. Tada, kai praeina apie 20 minučių, mes pašnekam, jinai bando įjungti savo kompą. Nežinia, kiek metų jinai jau naudojasi to kompu ir jinai kas kart negali jį įjungti. Po to jinai kviečia mūsų mokyklos darbuotoją, kad jis jai įjungtų tą kompą. Nu ir lieka apie 5 minutės iki pamokos pabaigos ir mes laimingi galvojam, kad jinai mus anksčiau paleis ir mes dar spėsim nueiti pavalgyti. Bet ne, mokytoja ištraukė savo knygą ir taigi šiandienos pamokos tema bus. Po to suskamba skambutis, mokytoja pasako, kad skambutis yra tik mokytojam, ne mokiniam ir per pertrauką išdėsto visą temą. Ir pabaigoj, va, bėkite kitą pamoką.